Kaip Viskas. atsitiko ta depresija ir kada tu pajauti, kad tau reikia pagalbos? Nu, viskas susidėjo po biškį, pagrindė tai persidirbau, nes dirbau per 2 darbus, realiai. Tai labai kentėjo socialinis gyvenimas, o mes vis tiek esam gyvūnai, tai kuriems reikia socializuotis, o aš tiesiog tos socializacijos momento vis praleisdavau ir tiesiog savim neturėjau laiko net normaliai pasirūpinti. Ir būdavo jo, nes man dar buvo tas periodas, kad aš dar darbe dirbau viršvalandžius, nes pas mus ten buvo komanda biškai išėjus, nemažai kolegų iš darbo, tai man reikėdavo juos coverinti ir dar plus komedija, visokie pasirodymai ir dar tas augimas, žinai, daug pasirodymų, vis kažkur pakviečia ir tiesiog, nu, tada tuo pačiu ateina pabiškai heitas ir aš dar tam buvau irgi nepasiruošiu, žinai, nu, ir tiesiog viskas dėjosi ir aš tada labai tą marihuaną rinkau, nu, tiesiog, nes man padėjo momentaliai nuimti tą tiesiog, kad dabar, nu, kad nejaučiau, nes, tipo, persidirbi, parūkai ir, tipo, tau palengvėja, kad galėčiau, nes dar, tipo, kai tu persidirbi, dar tau reikia sėst rašyti, tau reikia būti creative, o kai tau pizda yra, nu, tu nebūsi, nu, mintis negalvoji, tai man būdavo tiesiog, kad parūkau, nueina viskas tolyn ir aš tada galiu sėst rašyti. Ir tada, nu, bet tam ateina su tuo laiku kaina, nes tos mintis jos tam momentu, bet jos vis tiek yra ir tada vis užspausdavau. Ir buvo, kad jau ir tipo man ir kiti komikai jau sakydavo, kad Vita jau biškai per daug, nu, tipo, nes nu, visą laiką apsidauždavos nebūdavau, kad, nu, tik negalvot, kad galėčiau iškentėti, tipo, dar navirdai. Ir jo, ir va tas galiausiai nustuminėdavau tas problemas ir susiklostė viskas iki to, kad, nu, aš darbė jau, tada atėjo karas ir man tada visiškai breakdownas buvo. Jau labai sunkiai patempiau dalykus. Man atsimenu ir darbė išleido jų atostogų. Sako, bet gal tiesiog pajautrinta buvai viskam dabar tada, Taip. Ir tada dar va, tas ant viršaus susidėjo ir aš tada labai žiūrėjau visas tas naujienas, visą kitą. Dar save labiau kroviai. Jo, nes labai buvo baisu. Nu, ir tada vėl, tipo, rūkai, kad negalvoti, bet vis tiek galvoji ir, žodžiu. Ir buvo, kad jau atsimenu, kad mano bendradarbiai pasirodo prašydavo, kad nebedėtų manęs to patį shiftą su jais, nes aš labai šiknaskėdę pasidariau, labai pikta, nes pikta ant visų, bet pikta ant savęs, pikta ant pasaulio. Ir viskas, aš tiesiog, nu, nebegalėjau performinti darbe, visiškai nebepasidarydavau. Tiek, kai būdavau, kad overperformindavau prieš tai, kad, tipo, ir viršvalandžius ir ten belenkai varydavau iki to, kad, tipo, visiškai nesugebėjau atskelti iš lovos. Tiesiog galiu loji daržovę, ir, tipo, įsijungiu kompą, pajudinu ir, tipo, man ten mytai, kokie aš net nepasijungiu. Aš tiesiog, nu, neturiu jokių mental capacity, nieko visiškai. Bet galiu tave sustabdyti šiek tiek. Tu jau pasakoji, kiek čia jau laiko tęsiasi, ne? Tai reiškia, kad buvo prieš tai karas, toliau tu varai. Kodėl tu nesustoji kažkurio momentu? Tu vis galvoji, kad tai kažkaip praeis? Jo, kad, va čia tuoj pabaigsiu šitus darbus ir tada pailsėsiu, ne? Jo, ir šiaip negalvojau, kad tai yra, nu, kaip problema. Aš negalvojau, kad čia yra kažkaip kaip sagydyti. Aš kažkaip, kadangi tai po biškį dėjosi, nu, man tas depresijos užuomažgos ir, tipo, tai nepatiko, ką dariau jau kurį laiką. Buvo, nu, tipo, nuo pirmo kurso, man nepatiko, ką studijavau, visą kitą. Nors, žinai, tipo, tas po biškį vis sunkėjo, tenai būdavo, kad, kai mėtydavosi, padavėjas į tą ir tenai kaip padavėjas, bet ten kiek gerdavom, nes, nu, tipo, atviras tau baras. Nu, ir, tipo, visą laiką, taip, save sudini kažkokiom medžiagom, dar kažką. Ir, nu, tiesiog atrodo natūralus procesas. Aš mačiau, kad yra problema, bet negalvojau, kad yra mental problema. Aš tiesiog... Čia net jau galima į pirmą kursą grįžti su šituo. Jo. Čia, nu, ganėtinai senai man visas šitas užuomasgas. Ir tada, nu, aš tiesiog negalvojau, kad tai yra mental problema. Tiesiog nebuvau labai susidūrus, nelabai daug ką žinojau apie tai. Ir tada, kai jau buvo labai jau žopa, atsimenu. O kas tas labai žopa? Nes man tai jau žopas skamba, nu, čia, kai tu jau realiai apsirūkius rašiai bairius ir scenoje neperforminai normaliai ir tau jau sakė, kad užteks. O tu dar toliau variai. Ja, nu, tipo, labai sunkiai jau ir kažką išrašydavau, darbė jau turėjau, kad ir rimtus pokalbius su vadove, kur, tipo, maždaug, kad, Vita, susitvarkyk arba vos neišmesim iš darbo, nes, nu, tiesiog, nu, aš realiai vos nesugebėdavau dirbti nieko. Ir kad mano socialiniai santykiai visi prizė, tipo, aš atsimenu, tada buvo dar vienas, grįžau Kupiškį pas tėvus, pabuvau valandą, suskapau su mama ir aš iš karto išvažiavau atgal. Nu, tai prasme, nu, nieko nesugebėjau palaikyti normalaus ryšio, jau, tipo. Ir tada jau buvo toksai, čia galbūt ne su pasauliu viskas blogai, galbūt kažkas su manim blogai. Pripažinai. Jo,
Va tas labai gaila, kad man nieks iš išorės nesakė, kad Vita gal nueik pasitikrinti. Man nieks nepasakė. O aš pati net nesupratau, man kur reikėjo daryti iki tokio taško, kad, galbūt su manim blogai. O kodėl galvoju, nieks nepasako, bijo įžeist? Gal šiaip, kad kadangi, kita depresijas būna periodas. Aštresnė tokia tempė. Ir užsidarydavau nuo visų, tai prasme, kad nors skiečių sudaryti, aš niekur net neinu, nes, man sakydavo, Vita, bet ten tavęs nesimato, kad tau depresija, ten, čia jau kaip pradėjau gydyti, sakydavo, bet, nes aš, kai man būna tas depresijos periodas, tai mėnesį aš užsidarau, aš niekur neinu. O ką reiškia depresijos periodas? Tai tu užsidarai namie, ką tu darydavai? Nieko, tiesiog guli, valgai, ir nieko nenori, žiūri teliką, ten kokį serialą non-stopų tą patį. Ir viskas, ten BoJack Horseman, atsimenu, visai depresuos šitas serialas. Dar ir serialus pasirinkti tokius, kurie dar labiau linkia į depresiją. Aš žinau, kad jeigu aš pradedu žiūrėti BoJack Horseman, žinau, kad man pizda yra jau tuo momentu. Ir tiesiog užsidarai nuo visų, nėra jėgų su žmonėm palaikyti pokalbius ir to labiau, kad viskas erzina. Ir tiesiog nori mirti. Ir tiesiog iki to... Wow, net iki tokių minčių. Jo, o Dieve, paskui kiekvieną dieną būdavo, kad, kaip norėčiau mirti. Vieną momentą atsimenu, sakė, buvo vienas, kur labai jau pyza buvo, kur ant tiek jau, nebegali, nes čia vis pirma yra hormonai. Visa depresija yra tiesiog hormonų disbalansas galvoj. Ir tu nieko negali, yra gydymų, bet tu nesupranti to, tau tiesiog liūdna, tu neturi jėgų, tu neperformini normaliai, tau viskas nebesiseka, tu ant visų, pikta ant savęs, pikta ant visų ir galiausiai tiesiog nebegali viso to pakelti ir atrodo, aš mirčiau būtų žymiai lengviau, tiesiog aš nebegaliu to panešti. Ir man tada jau buvo, kad prasidėjo ta panikos atakos, žoskos, kur visa atrodo, kad mirsi. Ir tada, kaip atėjo, ačiū Dievui, kad atėjo ta mintis, galbūt su manim čia kažkas negerai. Ir tada buvo, kad nuvariau pas psichiatrę ir pasakė, kad po vieno vizito užteko, pasikalbėjom, kad yra depresija ir nerimo sutrikimas. Ir iškart išrašė vaistus, pasakė, kad terapija būtina yra, bet šiuo metu, kad dabar staigiai pagerėtų, nes nuo terapijos ilgalaikiai perspektyvai to pagerės, tai būtina antidepresantus gerti. Ir man išrašė. Ir aš dar kurį laiką galvojau, ar gerti ar ne, nes man buvo toksai vis pirma priimti, kad man yra ta liga, 2 lygos realiai, o tada, kad dar gerti vaistus, nes vis tiek mums visuomeniai, kad čia, jau vaistus geri, tai jau psichas esi. Aš tai gal net ne dėl to sakyčiau, aš tai bijočiau priprast. Nežinau, kad prie jų labai stipriai priprantama. Ne, bet jeigu labai ilgai geri, bet, bet iš tos pusės aš noriu literaliai mirti. Tai ar geriau aš gersiu vaistus ir priprasiu, neduok Dieve, pizdų, negu aš tiesiog paimsiu ir nusižudysiu. Kas geriau gyvens su vaistais ar iš viso nusižudysiu? Jo. Ar kiekvieną dieną norėtų mirti ir galvot, kad kokiu būdu nusižudysiu, žinai. Ir ką galvodama nusprendė, kad reikia, ne? Kad vis dėlto, nes negerėjo ir tada, okei. O kiek laiko tas galvojimas buvo? Gal kokias porą savaičių, taip svarsčiausi. Gavai vaistus, bet vis tiek... Tas receptą gavau, aš nenusipirkau. Tai net nepirkai, ne? Tiesiog, galvojau, sako, aš labai patiriu. Ir tada ten buvo parašyta, kad reikia pasitarti su tėvais, su aplinkiniais, pasakyti, informuoti, kad man yra ta liga, aš gersiu vaistus, kad stebėtų, nes kai pradedi gerti vaistus, antidepresantus, pirmas 2 savaitės dar labiau sustiprėja būna depresija. Wow. Jo, tai labai reikia stebėti. Nors man šito nebuvo, visai cool buvo. Ką reiškia cool? Kaip pasikeitė? Papasakok, kas pasikeitė? Aš pradėjau gerti vaistus ir aš fucking kaip atlėgo. Aš pradėjau kaip žmogus jaustis. Žinai, kur aš galiu atsikelti iš lovos, susiplauti, bet indus pagaliau. Aš galiu nueiti ir paturėti normalų pokalbį su savo šeima ir neina kažkokių pykčių iš karto, kad, pradėjo atslėgti tiesiog. Ir atsimenu, kad man jau po 2 kažkur ar po 3 savaičių pradėjo jau gerėti. Ir taip saibys buvo. Ir darbe tada aš pradėjau atsiprašiau savo kolegų, atsiprašiau savo šeimos draugų, nes tiesiog aš pradėjau jaustis vėl kaip žmogus. Aš atsimenu, pradėjau gerti vaistus, aš galvoju, aš paskutinį kartą taip jaučiausi, gal 1 kurse, greičiausiai. Kur pagaliau kaip žmogus. Kad tiesiog kaip žmogus. Bet Wow. aišku, dar buvo tam periode, kad vis tiek dar būdavo tų minčių. Tai tiesiog mums didino dozę, nes iš pradžių man gaudavau ten, Lexapro geriau, acetalopramą. Anyway, taip pat čia yra selektyvus antidepresantai,
Tai iš pradžių 10 mg, bet po to man kažkaip norėjusi, vis tiek dar būdavo tų periodų, tai aš įdavau vis tiek pas psichiatrę, tai tada padino iki 15 ir galiausiai iki 20 iki maksimo. Tai aš tada, tai maždaug čia 2 metai buvo, tai aš tą 20 mg maksimumą geriu maždaug 8 mėnesius ir dabar man jau ir vaikštų terapiją jau kurį laiką 1,5 metų, tai jau dabar gerėja ir mes jau dabar pradėjome mažinti. Tai aš dabar prieš savaitę pradėjau mažinti ir mes dar planuojam Liepos vidury, kad jau mesiu vaistus. Jau visai gerai jaučiuosi. Bet į terapiją vaikštai pas psichologą? Jo, pas psichoterapeutą. Aš vaikščiau anksčiau pas psichologą, bet man ne to reikia. Nes psichologai, jie gal lengvesnėm problemam, bet kai jau yra tokie gilus mental issues... O kuo skiriasi? Tas experience'as žmogaus, kaip tavo, ne, kad ir tiek gilesni pas tave dalykai, bet kuo skiriasi tas experience'as su pačiu psichologu ir psichoterapeutu. Nes psichologas, aš, pavyzdžiui, kiek lankiausi, tai jie neduoda patarimų, jie tik išklauso ir tu pas pasakos ir išeini. Bet ne, bet matai, psichoterapijoje tu elgsenos modelį keiti. Biškai padeda pastebėti savo paternus ir tada kaip juos keisti. Kad tau geriau būtų gyventi, kad lengviau būtų, kaip biški tas ribas brėžti žmonėm, supras savo jausmus, tipo, kažkokią situaciją ir išanalizuojam, išbūti kažkokias sunkias akimirkas, kurias, tipo, galvoj nusodini, jas atveriam vėl tas žaizdas, išbūnam, išžiūrim kas, užverčiam ir tada, jos nebestovi, pastoji galvoj. Tai elgsenos modelį labai galima keisti ir tada, tas depresija irgi labai padeda. O kokius tu pastebėjai savo elgsenos modelius, kuriais dylinai ir kurie tave nuvedė į visą tai? Nes tu kalbėjai apie tą persidirbamą viską, bet yra... People pleasinimas mano pagrindinis būdavo. Aš niekada nežiūrėdavau tipo savo poreikių, visą laiką būdavo, kad kitiems... Niekam pasakyti negalėjai. Jo, kad kitiems viskas būtų gerai. Žinai, aš jau šitoj stacijai pakentėsiu ir tada pradėjau su terapeutė, kad o kodėl tu atrodo, kad tu pakentėsi, o kodėl jie negali? Kodėl tu galvoji, kad jie nepakentėtų? Ir tas pradėdom pabiški ir tas ribų brėžimas, irgi pasakyti, kada ne, arba tiesiog pastovėti už save, kad, žinai, nepasiduoda žmonėm. Toksai pabiški tokių, bet pagrindė tai būdavo tas, kad kitiem leidžiu ant savo galvos lipti. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia, arba ieškokite nuorodos aprašyme.